Jo, pradėkime laidą programos šou, kuri vadinasi Paklausome iš naujo, besimėgaudami nuostabę Paulį kava. Mes sveikinamės su laidos bendrautoriu, produceriu ir mano gyvenimo palidovu, tai yra Karolį Tiškevičių. Labas vakaras. Labas vakaras. Aplokime Karolį Tiškevičių. Labas vakaras, Karolį. Na ir... Nes pristatymas būtų tikęs ir man. O dabar dar didesnė šiukšlė mano gyvenime, tai yra Ignas Grinevičius, plojimai ir Ignai. Labai malonu jie būti, ačiū, didžiulė garbė. Aš galbūt pabūsiu tas gerasis policininkas, įvesiu žmonės į kontekstą. Ignas Grinevičius turbūt daugam pažįstamas kaip politikos apžvalgininkas, bet tai yra žmogus, kuris, kaip koks Nerijus Kesminas arba Aurimas Buduraitis šviesaus atminimo, gali kalbėti apie bet ką, bet kokiomis temomis pačiame aukščiausiame lygyje, išlaikant dinamiką, retorinius sugebėjimus, užtikrintumą ir niekada neleis suabejoti, kad jis net nesupranta. Ir visiškai nepriklausomai nuo to, kokios yra fizinės būklės tą akimirką. Taip, ypatingai tai galioja Eurovizijai. Taip. Ir Eurovizijoje. Šaunus vyras Ignas vis dėlto yra. Ir 2 kart buvęs Eurovizijoje beje. Taip, Papasakok, Ignai, plačiau. 2017 metais Eurovizijoje realiai ir tapau politinių laidų vedėjų, iki tol buvau turėjęs minimalią patirtį Laisvės TV, bet tie metai ir tas vizitas į Euroviziją lėmė mano pažintį su gerbiamu Audriumi Siaurusevičiumi. Wow. Na čia rimta. Tokio Pėtios bute, kur jisai už stalo galo dainavo Jis liuvas. Galėjo balsu padainuoti. Jis liuvas, drauga, net. Šitą iškirp, siūs Tapinui ir nieko, nes nepakomentuoti tiesiog. Aš manau, Andrius irgi yra girdėjęs tokių dainų savo gyvenime. Galbūt irgi už kokio nors. Dainuok kaip siauras. Padainuok kaip siauras. Jasliuvas, atец. Nu, ten tada jau gitara, žinai, kažkaip ne tas tempas. Tada jau gitarą reikia negroti. Bet kalbant apie tą vizitą, tai taip, ten susipažinau su kolega Audrium, tada kažkurio momentu jam išsipasakojau, kad norėčiau vesti laidas apie politiką. Ir jiem tapus Lietuvos ryto televizijos generaliniu direktoriumi, aš gavau tokį šansą. Ir Janutinė netrukus išėjo iš darbo, jam tapus. Netyčia išėjo iš darbo, buvo visiškai atsitiktinai nepratęstas kontraktas. Šiaip nepastebėta, kad nuoga tiesa gali duoti dar papildomai dividendų Lietuvos ryto televizijos reitingams. O koks jausmas iš Janutinės darbą atimti? Nu, perdavė sūnų estafetę, kaip prašė tuo metu komentatoriai portale lrytas.lt. Tai jeigu aš gerai suprantu, Eurovizija tau atnešė darbą Lietuvos ryto televizijai. Iš dalies tikrai taip. Tai tau šitas konkursas yra išskirtinai brangus. Išskirtinai brangus, netgi visiškai nepriklausomai nuo to, ar būtų atnešęs darbą Lietuvos ryto televizijoje ar ne, nes aš jo ypatingai domėjausi kaip esminių gyvenimo įvykių su 50 kartų dainų peržiūrom ir taip toliau. Žiūrėk, tai patikrinam, kaip vyksta tavo vingiai kaip Eurovizijos fano. Pirmas gabalas šovės į galvą, dabar kaip pasakau Eurovizija. My number one, Helena Paparizou, 2005 metai. Bet čia nėra mano mėgstamiausias gabalas. Mano mėgstamiausias gabalas yra 2006 metais Anos Visi legendinės atliktas Everything. Eurovizijoje Atėnuose. Taip, Graikijoje. Ir iš tų metų dar yra toksai Šūdo gabalas, kuris užėmė 4 vietą, bet tai tuo pat metu yra ir mano gabalas Karola Invincible. Tiesiog tokiu... Taip, tokia pasakos atmosfera nušvietė mano vaikystę. Ta 1,88 m moteris. O kaip ta Buranovskai babuški? Ai nieko, nežinok, man kažkaip manęs niekada nežavėjo ten rusiška estetika Eurovizijos dainų konkurse. O tai klausyk, tai 2 Eurovizijose buvai, kuri tau didesnį įspūdį palikus yra? Be jokios abejonės Kijevas, nes baigiant istoriją apie tą stalą, tai man atrodo šiuo metu labiausiai parduodamas rusų kalba rašytojas, kuris yra ukrainietis ir rašo, ta prasme, apie Rusijos blogius labai dažnu atveju ir komentuoja visom pasaulio televizijom. Andrejus Kurkovas sėdėjo prie to stalo, tai tuo metu aš net neįsivaizdavau, kas jisai toks yra, pasirodo, tos Eurovizijos dėka teko pasėdėti. Taip pat teko bandyti į Euroviziją patekti su jau minėto bičiulio Audriaus Siaurusevičiaus generalinio direktoriaus akreditacija, kuri būna juoda, tai yra aukščiausio lygio akreditacija, kur gali eiti bet kur.
Tiesiog ant scenos gali, žinai, per pasirodymą išėjai. Taip. Šiaip taip, gali eiti prisėsti prie atlikėjų, kur balsai mojuoja. Aišku, sulaukėm šiokių tokių užuominų, kad galbūt mūsų būkliai to daryti nereikėtų. Taip. Bet man patiko, kaip aš praeidinėjau pro apsaugą su ta akreditacija, nes mes tuo metu su Audrium turėjom vienodus sakinius. Taip, ta akreditacija atsidūrė ant mano kaklo, bet Audrius turėjo ūsus, o aš ūsų savo gyvenime niekada neturėsiu. Nepaisant to, parodžius tą akreditaciją, kurį laiką įdėmiai pažiūrėjus apsauginiui ir pasakius, kad, kai jis pradėjo jau abejot, pasakius, kad eta moj drug, jisai iš karto suprato, apie ką kalba ir man leido patekti į tą Kijevo paviljoną. Kijevo arena tuo metu buvo remontuojama, dėl to Eurovizija vyko kažkokiam Litexpo angare, kur buvo sustumtos satelitinės tribūnos, skirtingos, ten išvelnė žino kur. Akustika buvo tokia, kad, kas ant scenos vyksta, nesigirdėjo. Kadangi jeigu tu nori, kad televizijoje normaliai veido skambėtų, tai tu turėjai visiškai užsukt garsą publikai. Ir kaip per telefoną klausytis muzikos, buvo maždaug tokia garso kokybė. Tada prasidėjo įdomiausia dalis balų skirstimas. Bet šitas stačiakampis, 7bet, yra maždaug... Koks? 7bet stačiakampis. 7bet stačiakampis yra maždaug tokio dydžio, kaip mes jį dabar matom, kokį televizorių aš mačiau kitame arenos kampe. Aš ten taip akinius bandžiau, taip, nebuvo įmanoma suprasti, kas ten vyksta, kas ten laimi ir taip toliau. Dėl to visa arena susirinko arenos užkulisiuose. Ten žmonės gulėjo ant to betono užkulisiuose ir taip toliau ir geri alų, kuris kainavo 49 euro centus. Ok. Čia Eurovizijos ir galiui tokia Eurovizija, ta prasme žmogui, kuris visur keliauja paskui Euroviziją už 49 centus alaus išgert. Seniai. Kaip gal ne Eurovizijos ir galiui, bet linksmybių mėgėjų, tai buvo gera patirtis. Bet šiaip mes tam gerai pažįstame, aš net nežinojau, kad tu buvai Eurovizijoje, bet kad Audrius Eurusevičius yra muzikos išskirtinis klausytojas. Tai šitą pajaučiau, kai mes su Ignu, mano antrą vestuvių dieną, sėdėjom terasui pas mus ir Ignas sako, žinai, jeigu dar dinamika čia į kiemą atvažiuotų, tai būtų kažkas, tai, žinai, jau iš aukštesnės kategorijos. Sakau, jokių problemų nėra. Lygiai po valandos atvažiuoja Irma Jurgelevičiūtė ir į Mikaičio vieną kolonėlę su suplyšusiu mikrofonu pradeda atlikinėti dainas. Bet ką tuo metu, kai Irma dainuoja ant pievutės, daro Audrius Eurusevičius? Jis tiesiog yra nusisukęs nuo Irmos demonstratyviai ir žiūri į sieną. Tai yra melomanas kitaip. Tai Eurovizijos finalais irgi. O tai... Dėl to aš turėjau. Jisai nėjo Nes sėdėdamas prie mano jau minėto stalo sakė, tikroji Eurovizija man vyksta čia. Jis sėdėjo demonstratyviai nusisukęs nuo Irmos? Taip. Čia protestuodamas? Irma dainuoja, o jisai... Manau, kad visiškai atsitiktinai ir šiaip. Tiesiog jis mėgavosi procesus. Klausai. Ten gal per tą sieną televizorius dar matė. Kažkas. Aš nežinau. Igneli, Eurovizija šiais metais. Mes apie tai būtinai pakalbėsim. Lietuvos pasirodymas, gal šį kartą nuo antro galo galim. Galim. Kaip tau, kaip fanui, ekspertui, būsimam tėvui galų gale, palieka įspūdį Silvesterio Belt daina Jazacibe umru. Gal, tarp kitko, dar ir pasidžiaugim, kad vis dėlto... Ta daina, beje, atsiprašau, galim neiškirpti, tą dainą, kurią paskui jau pavogė Filipas Kirkorovas, atliko Graikija ir užėmė 3 vietą. Taip, tai Eurovizijos daina. 2001 metais, taip. Vėliau iš Kirkorovo pavogė Mino. O žinant, kad rudenį gandrai aplankys... Grupė Aqua ir jos vokalistė, kas? Helena Paparizou, ta pati moteris, kuri 2005 metais laimėjo Euroviziją su jau My Number One. O ne Atika čia buvo, ne? Tai jo, atsiprašau, Atika. Yeah. Jo, turbūt, kad Atika, bet vokalistė tikrai Helena Paparizou. Gali būti. Možti umrų. Žinant, kad patį gandrai aplankys rudenį, tai čia jau šeimos tradicija bus Eurovizija dabar. Šuo man gims apie ką. Ne, gerai, viskas. Kalbam apie Silvestrą Diržą. Beltą. Tai kaip tau tas pasirodymas? Labai gerai.
Labai gerai tikrai. Labai gerai tikrai. O nemanai, kad bus tas atvejis, kai Monika Liu išvažiavo su savo daina Sentimentai ir visi čia buvo apakę. Nu, žinai, kaip pasakoja Zilnys komentuodamas Euroviziją, kad Monika visus tiesiog keri, eina, įkrenta žmonės po kojom, tiesiog čia tai minimum, bet taip nebūna. Ir gerai pasisekė. Jinai aukštai liko, jo. 12 vietoje. Na, iš ties puiku, taip. Žiūrėk, Alanas Chošnau nemato Silvesterio net finale. Aišku, Alanas Chošnau nemato ir to, kad vagia dainas iš Aro Weberio. Bet yra kas mato, ko tu jokiesi, yra kas mato Silvesterį pirmajam dešimtukė, pavyzdžiui, čia sėdėjusi Jurgaitytė ir dabar tu lygiai. Aš matau, taip, man atrodo, tai viena žiūroviškiausia, jeigu ne pati žiūroviškiausia daina šitam konkurse, kuri tiesiog labai gerai taip tave kažkur neša, kala visos dainos metu. Publika tikrai neveltui, aš paskui ten taip šiaip pasižiūrėjau į laimėjusias dainas lietuviškose atrankose. Nei visas, kurios pasirodė po to gerai, publika taip jungėsi, į šitą dainą norisi jungtis ir aš manau, kad jinai žiūrovų balsavimo dėka tikrai užims solidžią poziciją. Apie konkretesnį ten dešimtuką, jo mano manimų išsidėstymą galėsim dar paskui vėliau išsiplės, bet aš finalą tai vienareikšmiškai prognozuoju Silvesteriui ir paskutinį kartą mes finale Lietuvos neturėjom Jurijaus Veklenko laikais ir tai mes likom 11 vietoj. Mums pritruko vienintelio taško iki to finalo. Taip, kad, tiksliai buvo, jo. Jo, taip kad Lietuva Run with the Lions. Taip, Lietuva, jeigu tik nebėga su liūtais, beveik visada yra finale pastaruoju metu. Arba mes jau žinom, ko reikia Eurovizijai ir šį kartą, manau, žinom labai gerai, plus galima ir suprast, kad anglų kalba gal dainuoja žmogus priedinį Look Tell. Kas čia žino, žinai. Bet dėl pasikūrimo tai turbūt labai geras pointas, nes nepriklausomai net nuo to, kokio dydžio publika yra, žinai, kur begrotų šitą dainą. Meilė šventė teko vest savaitgalį. Tai Luktelk tiesiog išnešė, jo. Luktelk ten gan stipriai įjaudrino jaunimą. Taip, tikrai. Tikrai labai gerai kylanti daina, taip, bet kur ją įdėk ar bet kokių dviejų kitų pasirodymų ir tu ją išgirsi. Tu nepamirši taip jos lengvai. Tai sakai, top 10 visai tikėtina. Taip. Gerai, viskas. Ačiū, Ignai, tada, kad užsakai. Ačiū, buvo labai malonu. Ačiū, kad pakvietėt. Karoli, gal turite klausimų mūsų laidos svečiui? Aš galvoju, gal jūs turit klausimų mums abiems, man taip būtų smalsu susirungti su Eurovizijos asu, kuris žino ir atmena net tokius pasirodymus kaip Jelena Paparizau. Žiūrėk, Igna kaip kovos turnyro vedėja Mėlynasis kampas. Tarp kitko, buvau pirmą kartą Utmoj, ačiū labai už kvietimus, nuostabu. Ypatingai tai, kas vyksta šalia ringo, kokie žmonės renkasi Utmoj, nežinau, ar mes čia iki galo galime jau iki tiek reklamuoti komercinius turnyrus, bet aš buvau sužavėtas. Tikrai. Jeigu kvietimai dalinami nemokamai tokiem asmenim, tai aš manau, tai nėra komercinis turnyras tokiu atveju. Manau, kad sutarti ir reklamuoti. Ten dar, kai pagalvojai, ten dar netokių buvo veikėjų iš tikrųjų. Ten ir Mantas Bertulis trynėsi, jeigu taip pavardėm jau einant. Tai visi jo, tada jau. Ypatingai mano kvietimų sąrašas laviravo kažkur nuo prezidento patarėjų iki tokių štai personų. Taip, tai labai ačiū. Ką žinau, man tai šūdas. Varam gal. Gerai, tai mūsų Mėlynasis ringo kampas iš tiesų rankų ilgis yra 1,80 m. Toks su dirkščių ligoniai pabuvoja. Einam prie mūsų linksmojo. Karoli. Linksmasis žaidimėlis. Šansas man diskredituoti. Gerai, tai tradiciškai vieną klausimą užduodu žmogui, kurio pergalių santykis yra pergalė ir lygiosios. Lygiosios sumino pergalę, užtikrinta pergalę, nusivalius kojas į Eglę Rugaitytę. Ir... Bet tai nebuvo susijęs su klausimais, ar ne? Gerai, tai gal pradėsim nuo Igno. Labai geras klausimas šitau. Kiek kartų Aistė Pilvelytė dalyvavo nacionalinėje Eurovizijos atrankoje? O viešpatie. Ar reikia variantų? 8. Ar reikia variantų? Nu tai jau pasakiau, 8, man atrodo. Aš todėl ir klausiu, ar reikia variantų. Nu tai gal 8 ar 9, koks ten skirtumas? Ar reikia variantų, dar labiau tada klausiu. Tiek kartų dalyvavo? Ja. Ar, žiūrėk, variantai 10, 11, 12 ar 13. Oho. Paplokim Aistį, vis dėlto tai yra ilgametė dalyvė.
Na ir kūrybinė grupė šėlsta mūsų. Bet tai stulbinamai daug. Mane tai stebina tai, kad Aistė labai rimtai tai žiūri. Jis visą laiką kalba apie stiprią savo dainą. Kaip čia, kažkas netkreipė dėmesio, kažkas nesuprato. Ir ar čia dar reikia kankintis, ar čia dar reikia dalyvauti. Nu, tokio toksiško požiūrio pačiam į save aš nelinkėčiau nei vienai asmenybei, kuri bando savo jėgas. Tai galvot labai tikis, nu, gal net žavu. Man atrodo, žmogus yra įkalintas Eurovizijoje, tai yra tapę jo didžiulė vidinė gyvenimo drama, kuri neleidžia tobulėti kitose srityse, tai nelinkėčiau taip angažuotis Eurovizijai arba dar kam nors, nu, man tikrai ten tokį įspūdį slogų palieka, dabar 8-9 galvau kartus, nu gerai. Tave gal. Nežinau, kiek čia tų trankų dabar iš viso buvo, nu tai 12. Taip, taškas Ignui Grinevičiui. Igno komanda veržėsi į priekį. Wow. Po neteisingo atsakymo šiek tiek rebelavo. Po dviejų neteisingų atsakymų. Bet gerai, kitą kartą aš lauksiu variantų. Paskui pasižiūrėsim. Vis tiek gal nuo vaizdo sausai. Tai. Karoli. Man tada, žinai, įdomu, tai jos geriausias pasiekimas, kas antra vieta buvo, turbūt, ne? Antra vieta 2010 metais, kai jinai pralaimėjo Inkulto sidabriniam triusikam, Aistė Pilvelytė atliko dainą Melankolija. You want to be my friend. Šiaip įspūdinga, kam pralošė apskritai Pilvelytė. And now you're back again. Melankolija. Aš manau, žinok, netgi Jeigu mes būtume atlikę Aistės Pilvelytės dainą, net aplinkybėms sukritus, trejetuką nebūtume pretendavę. Aplinkybėms sukritus Pilvelytė netgi būtų pralošęs tokiam gabalui, kaip čia mano biznis. Ir nėra tau, ko čia. Aš tik tai pagalvojau, kad tai užėmė antrą vietą prieš grupę, kuri Eurovizijoje nepateko į finalą. Užėmė savo pusfinalyje 12 vietą. Aistė, labai atsiprašau, jeigu žiūri šitą laidą, tai tikrai yra redakcijos nuomonė, nebūtinai sutampa su laidos vedėjimu. Čia tiesiog Hošnau sakė. Bet baladžių irgi buvo toj 2010 Eurovizijoje labai daug, tai nebūtinai ir Melankolija būtų buvus labai konkurencinga. Tarp kitko, klausimas atviras abiems už tašką. Ką dabar veikia Alanas Hošnau? Nemato Sylvester Belt? Aš kažkaip galvoju, kad Alanas Hošnau ruošiasi dabar turui per Lietuvą su Aro Weberio dainom. Man taip atrodo, jeigu aš ten gerai kažką užskaičiau. Bet jeigu aš gerai tave supratau, tai jos voktos tavo teigimai. Nu čia Aras Weberis taip sakė. Tai aš tiesiog vadovaujasi tuo, kas viešai prieinama. Gerai. O Hošnau nepaneigė, taigi. Pabandom pažaisti. Vis dėlto tai yra antras klausimas. Karoli, Eurovizijos taškų dalinimo metu kiekviena šalis išrenka žmogų, kuris reprezentuoja šalį. Kas daugiausiai kartų atstovavo Lietuvai, ar mums reikės variantų? Ką? Reikės. Variantas A. Giedrius Masalskis. B variantas Ignas Krupavičius. C variantas Ugnė Galadauskaitė. Ir D variantas Eglė Daugėlaitė. Tai renkuosi tarp Masalskio ir Krupavičiaus ir paimsiu vis dėlto gal tą, kuris gerai pažįstamas gal ir jūsų šeimai. Tai Giedrių Masalskį. Rizikuoju. Ir perima klausimą Ignas Grinevičius. Easy point tada. Gal apie Masalskį dar porą žodžio paskui. Jo, Masalskis, nepaisant to, kad buvo aukselis ir visa kita, man atrodo, ne visą laiką dirbo LRT. Masalskis būtent. Taip, Giedrius Masalskis tas pats. Ne visą laiką išdirbo LRT, kai reikėdavo pranešinėti Eurovizijos balus. Aš rinkčiausi, aš jau iš pat pradžių būčiau rinkęsis. Tarp Eglės Daugėlaitės, kurią tikrai mačiau tai darant, ir Igno Krupavičiaus. Bet mano nuomonė, Ignas šiek tiek ilgiau dirba LRT ir jisai bus tas žmogus. Klausimas, ar ne per ilgai ir Ignas 2-0 pirmauja mūsų linksmajame ohoho kvize. Dainiaus Novicko švilpimą norėčiau, kad padaryti. Dainiukas net ir dusliai švilpia, ne? Ne, jisai švilpia labai nedusliai. Tiesiog aš nemoku. Kaip ant Dainius Novickas yra Lietuvos 3-3 krepšinio rinktinės treneris, kuris pasižymi labai duslių kalbėjimu. Dainiukas švilpia taip, kaip ant laisvo pagazuoto mašiną, žinai? Pašvilk. Nu, aš ir nevairuoju. Ne, Dainiukas švilpia taip, kad peršvilpia teisėjų švilpukus pilnoje arenui. Ignai, klausimas tau. Ačiū. Norint suknežinti Karolio Makaulę. Kaukolę, taip. Kuri iš šių Afrikos šalių kartą dalyvavo Eurovizijoje? Variantai – Marokas, Alžyras, Egiptas, Libija. Mes galim pabandyti paskambinti tavo draugui kažkokiam, pavyzdžiui, Giedriui Venckevičiui tam pačiam. Giedriui Masalskiui galvoju, skambinsime.
Visada malonu, kai tik patys žmonės supranta, apie ką išneka podcastuose, o žiūri tai visi, kaip sakoma. Gerai, kuri aš... Pala. Kuri šalis? Afrikos dalyvavo. Nu, nežinau, čia šito tikrai. Renkuosi tarp Maroko ir Egipto ir renkuosi Maroką. Ignas Grinevičius 3-0, ponės ir ponai. Gaila, būčiau ėmęs Maroką. Kodėl, Karoli? Nežinau. Tiesiog toks Jūs arčiausiai jungiasi per susiauriuką. Bet čia seniai buvo labai. 80 metai. Nu, gal buvo bandoma kažkaip ten integruoti žmonės. Gaila, turiu dar šansų. Kiek yra dabar likę? O 3-0 dabar yra dar likę mums Karoliui 4 klausimai. Nu gerai. 5. Važiuojam. Tempą palaikom vyrukai. 5 klausimai, taip, pataisė kūrybinė komanda. Yeah. Gerai, Karoli, klausimas tau. Kuo išskirtinė yra 2015 m. Suomijos Eurovizijos daina Aina mun pita? Variantai. Trumpiausia daina istorijoje. Pirma daina neturėjusių žodžių. Didžiausio biudžeto pasirodymas ar daugiausiai žmonių atliekama daina? Tikrai netikiu, kad didžiausias biudžetas čia turbūt koks Azerbaidžanas galėtų girtis. Čia turbūt net, žinai, keista būtų, jeigu kažkur skelbtų, žinai, kad brangiausių pasirodymų top 10. Azerbaidžanas pats su savim, žinok, rungtyniaudavo. Pavyzdžiui, 2010 metais už kelišimtus tūkstančių ar tai milijoną buvo... Aš pamenu, milijonas buvo įvardintas. Moteriai, kurie atliko dainą Drip Drop, pasiuvė vien suknelę. Taip. Can I love you? Kaip blogai dainuoja. Forever through this. Ir jinai laiptais lipo jo su ta suknelė. Jai buvo 19 metų, beros. Karoli. Taip, tai dabar variantai dar buvo kokie? Trumpiausia daina, pirma daina neturėjusių žodžių, ar tai yra daugiausiai žmonių atliekama daina? Gerai, renkuosi iš dviejų pirmų variantų. Daina neturėjusi žodžių, abejočiau, tai sakyčiau, kad tai yra trumpiausia daina. Karolis Tiškevičius 3-1. Yes. 1 minutė 27 sekundės, jeigu taip tiksliai. Tai galėtum ją visą dabar ir atlikti čia. Na, mes neturim tiek laiko, Karoli. Gerai, tęskim programą. Dar ir be žodžių tai negali atlikti. Dėl ko Alanas... Dėl ko 2009 metais Sakartvelas pasitraukė iš Eurovizijos konkurso? Ignai. Gerai, nereikia jokių variantų. Jie turėjo dainą. We don't wanna put in the negative move. It's killing the groove. We just wanna shoot in some disco tonight. Boogie with you. Boogie with you. Nu tai dėl to, kad liepia keis dainos tekstą arba trauktis, tai jie pasitraukė. Gaila, apmaudu, nemalonu, bet negalėjo politinė žinutės. Tai yra tiesa. O 2009 Olimpijski manėžė vyko Eurovizija Maskvoje. O šitą buvau praleidęs, dar įspūdingiau jo. Kur mūsų atlikėjas Saša Song savo pasirodymo pabaigoje ten spasybą kažkaip sakė. Kodėl mes paliečiam visus žmonės va tokius štai laidoje? Paskui dabartinis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys, tuo metu jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas Arnoldas Pikžirnis. Kas toksai? Arnoldas Pikžirnis. Dabar jisai vyriausybė dirbo. Šiaip skamba kaip daug ko nepatenkintas žmogus, ne? Šiaip gan pozityvus žmogus, bet tuo metu jis labai susinervino, kad Saša Song rusų kalbą vartojo po pasirodymo ir berods, kad išvadino jį atmatą. Aš tik tai, jeigu gerai pamenu, tai jis ne tik po pasirodymą, bet Saša Song ir rusiškai ir sudainavo. Posmelį. Aš net norėčiau paploti Ignui už diplomatiškumą, kuris žinodamas, kad tai buvo, vis dėlto dar įterpė žodį, galbūt sakė atmatą. Jeigu teisingai prisimenu formuluoti. Tu tokias nesąmonės atsimeni, kad manau, kad čia tikrai atsimeni. Gerai, Karoli. Taip. Klausimas jūsų. Dabar 4-1, ne? 4-1. Klausimas jūsų komandai. Oi, nu čia tokiam guru kaip tu, tai tikrai tiesiog paimti taškelį nuo žemės. Kiek šalių pasirodė šių metų Eurovizijoje, Karoli? 31, 33, 37 ar 39? Čia šių tai kurių? Šių. Ne taip ir paprasta. Tai pasirodys. Pasirodys, nu tai ir sakau pasirodys. Pasirodė, sakai. 31, 30... Kiek sakai? 31, 33, 37, 39. Eik tu savo. 37. Ir Karolis Tiškevičius. Taip.
Nu dabar man šansas, kad jis neatsakytų. Ne? Klausimas tau dabar. Paskutinis šansas, jeigu atsako viskas. Taip, kuri šalis yra laikoma Eurovizijos loseriais? Reikia variantų. Nu, Jungtinė karalystė. Ne. Kipras, Lenkija, San Marinas. Malta, Islandija. Ne, pala. Malta tai tikrai yra turėjus gerų pasirodymų. Kipras, kas? Lenkija. Tai reiškia, laikom Eurovizijos loseriais. Kas jie laiko? Aš tai UK laikau. Jie anksčiau pasiekdavosi, bet dabar jau ten... Ilgiausiai dabartiniai loseriai jie yra. Niekada nebuvę top 4. Gerai. Tai mes, lietuviai. Tai žiūrėk. Ir? Tai žiūrėk, Kipras buvo top 4 2004 metais su 16-metės merginos daina My love grows stronger every minute. Man atrodo, mes su Karoliu lovai apsikabinę pasiklausėm tos dainos. Na čia dabar, taip niekada nebuvo, bet dėl to norėčiau pradėti paaiškinimą šitas tas. I want you to stay with me then throughout the days and for all my life. Nu, Tai gerai, kokie kiti? Čia buvo Kipras, ar ne? Taip, Lenkija, Malta, Islandija. Malta tikrai buvo top 2, antrą vietą jinai užėmė 2002 metų Eurovizijoje. Ira Losko atliko dainą Is it magical, logical, natural wonder? Ne tik tai, Malta dar buvo antrą kartą. 2005 metais Kijeve dar užėmė antrą vietą. Taip. Yeah. Su labai išstudinga moterį. What if we could be free? Tai Malta tikrai ne. Lieka mums Kipras ir Islandija ir Lenkija. Jo. Tai Lenkija turėjo papų daug ir gerą vietą su tais papais. Dėl Islandija antrąją vietą buvo užėmusi 2009 metais jau mūsų paminėtoj Eurovizijoje. Tai nu gerai. Nu Lenkija tipo Eurovizijos loseriai. Ten tie papai gal buvo žemiau. Top 5 gal buvo papai. Jeigu gali. Jo, tai Islandija tikrai antroje vietoje yra buvus 2009 metais. Dabar išsiuntė beviltišką pasirodymą. Ta pačia Hera Bjork, kurią buvo išsiuntę 2010 metais. Heroina Bjork. Tuo metu tragiškai pasirodė. Tai Lenkija lieka. Mano kūrybinė grupė į ausį duoda signalą, kad klysta Ignas Grinevičius. Okay. Tai jūs klystat su sufleravimu? Ne. Dar kartą primink formuluotę. Loseriai. Jo, loseriai. Bet galim Tai niekada nebuvo top 4? Niekada. Niekada nebuvo top 4. Tai variantai liko Malta, Islandija arba... Kipras. Tai jie visi buvę top 4. Malta, Ignas klysta. Islandija Ignas arba klysta. Kipras. Malta tikrai ne. buvo. Mūsų kūrybinė grupė jau patvirtino. Islandija, Kipras, aš tiesą sakant... Aš nepamenu jokio gero Islandijos pasirodymo. Tai 2009 metais antra vieta. Ir Karolis klysta. Tai buvo Kipras. Tai yra Kipras. Kipras? Taip. Tai jau dabar jis būtum sakęs turbūt Kipras, ne? Kipras nėra ketvirtukė. Kelintą vietą užėmė? 2004 Su 170 taškelių. Nu gerai. Geras, blemba. Per vieną vietą mane pagavai, vat. Geras. Duosiu už draugiškumą ir adekvatumą duosiu tašką Karolį Tiškevičių. Žiūrėk, jeigu aš atsakau į paskutinį klausimą, nes aš būčiau atsakęs į 29 Sakartvelo klausimą. Tai bent tada pripažinkim, kad nebuvau sutriuškintas, kad išėjau oresnės nuotaikos. Gerai, aš dabar aš visą gyvenimą gyvenau tikėdamas, kad tai buvo 4 vieta. Kipras. Ne, matai. 4. Dabar, žinai ką, kol aš uždavinėsiu šitą, suras kokį tikrai gerą klausimą, gerai? Nes čia paskutinis toks, apie skaičius visada nesąmonė. Davai, pavarom. Ne, varom, skaičiai zaibys. Dar kartą. Gerai, važiuojam. Gerai, po 2023 metų Eurovizijos 6 dienų laikotarpyje ženkliai padaugėjo žmonių norinčių išmokti suomių kalbos Duolingo programėlėje. Koks tai buvo skaičius? Žmonių pasijungusių į Duolingo išmokti suomių kalbos. Yeah. Nu tikrai žudas. Sakau, 12 tūkstančių, 13 tūkstančių, 14 tūkstančių ir 16. Čia klausimus, kaip suprantu, sudarinėjo... Tapina. Nu gerai, 13 tūkstančių. Ne. Nu. Čia man dabar Taip. Kokie variantai? 12, 14, 16. 16. Ne, Karoli. 14. Ne, Ignai. 12.
Gerai, dar turim kokių nors Ne, klausimų? spaudžiu dešinę, iš tikrųjų turiu pripažinti, kad jeigu Mino pasidaviau, Eglę nugalėjau, Igno įveikti nesugebėjau šį kartą. Tai linksmajame žaidime mūsų kolega nebereikalo atlieka šiandien tikro Eurovizijos eksperto vaidmenį. Lemba, tai yra rimta. Tai yra rimta. O daugiau klausimų nėra tikrai? Ne, po to, kai nuleidom tave su Kipro ant žemės gan stipriai ir šitą aroganciją nuteškėm į kanalizaciją šiaurės miestelį. Norėjau šiek tiek reabilituotis, bet dėja. Kritau buvusiuose sovietinėse kareivinėse. Nu ką, o dabar gal pasikalbam apie šių metų Euroviziją, turbūt išsamiau. Jau! Mes ne visas dainas turbūt čia grojam, ne viską leidžiam žmonėm paklausyti, bet visas dainas jūs galite susirasti internete. Tai mūsų dalyviai laidos turi užduoti prieš laidą pasiruošti susidėlioti savo geriausių Eurovizijos gabalų 10. Ir Ignas susidėliojo 14. O gal tu, Ignai, kadangi stropė ruošiasi, gal turi dar ir lieviausių dainų, kokį trejetą ketvirtą? Moldova numeris 1. Blogiausia daina. Kas dar iš apgailėtinų top 3, sakykime? Šūdo top 3 Aš garvežys. Moldovą jau ten pasirašiau, kad blogiau būti nebegali, nes dar smuikas, vaidinama, kad daina turi kokią nors vertę. Turi normalią premjerę. Ar tie Europos linko geresnė muzika gimsta turbūt, kad iš kančios. Tokią pastabą aš esu. Okay. Padainuok man Moldovos dainą, neatsimenu. Eik, tu ten kažkoks ten pys ten išsitraukia. Špagas, smuika, kažkas... Grinai Moldovos gabalas. Grinai smuikas. Jo, visą laiką ten smuikas. Rudokas ten kuiznai ten. Kažkas tai. Ta prasme, labai bloga daina. Tikrai Moldova turėjo gerų tokių užkuriančių. O mes permuštumam šitą pasirodymą, jeigu Čilinam išsiunčiam į Euroviziją. Taip, Moldova bet kas permuštų. Tikrai, bet kas. Ta prasme, labai blogai. Nežinau, dar... Bet Aistė Pilvelytė nacionalinė atrankoje liktų antra. Prieš šitą gabalą. Žinai, ką... Šiaip labai, man atrodo, ten melankolija soundtracką groja. Moldova. Okay. Aš jeigu atsiveščiau šunį, kuris tipo suloja ir kaip muzikos garsas gaunasi, ko gero, kad praloštų Pilvelytę tą atranką. Nesiseka žmogui. Dar aš nežinau, dar šiaip kol klausiau Eurovizijos dainų, Tele2 reklama prasisuko, tai aš tuo metu, kai pradėjau groti, galvojau, kad dar viena Eurovizijos daina. Tai tokio lygio dainų tikrai yra. Man dar šiaip tokį įžūliai blogą įspūdį padarė Švedija, kuri paprastai... Tu durnas. Tragedija, tai ne daina. Paprastai švedai tokius orius pasirodymus yra linkę atsiųsti ir nuo 2000 metų yra 16 kartų patekę į 10-tuką, 6 kartus nepatekę, vieną kartą nepatekę į finalą. Tai dabar aš jiems linkėčiau tą antrą nepatekimą į finalą po 2010 metų pasiekti. Nes 2010 ir daina buvo tokia visai nieko, tokia baladė, M1 beje buvo, man atrodo, top 1, netgi vienu metu singlas, o dabar, tai ten yra, Bet dabar, kai priminė, pagalvoju, iš tikrųjų, Švedija kokius gabalus visą laiką atsiųsdavo. Dance You Off buvo, If I Were Sorry, Heroes, Lorin 2 kartus. Tos 3 įspūdingos tamsiaodės moterys. Buvo John Lundvik, Too Late for Love buvo gabalas, labai neblogas gabalas buvo. Labai gerai Švedija, tikrai. Dažniausia buvo mano Karola Invincible. O kokie būtų šansai Pilvelytės patekti Švedijos atranką nacionalinę apskritai? Nežinau, kokia yra tvarka. Reikėtų susirasti prodiuserį atitinkamą. Arnavas Įlį kokį. Mano vardinis prastumtų tikrai. Gerai, tai tau iš... Melody festivalį. Tai aš nesakyčiau, kad pagal tave Švedija ne tiek Šūdas, kiek yra labiausiai overrated gabalas, ne? Nes Šūdas tai negali dėti su Moldova į vieną liniją. Kad Švedija būtų reitinama ten tik tai top 15, tarp 10. 13, man atrodo, 12 gal. Kažkas tokio. Tai seniai tai blogai buvo. Tiesą sakant, tai jinai nėra nei overrated, nei nieko. O turi overrated gabalą. Dar toks trumpas klausimas apie mėšlą, kalbant mūsų kaimynai, Latvijai ir Estai, kokia tavo nuomonė apie Latvius, kur jie iš principo patys nelabai supranta, dėl ko dalyvauja turbūt. Ir... Latvijų tai daina neegzistuoja. O Estai tiesiog nusprendė, kad metas apie narkotikus padainuoti ir jie kaip moksliukai, žinai, kur, dabar drąsiai dėsim čia. Jo, kad narkotikų vartojimas augo Europoje, tai labai akivaizdžiai rodo playlistas šių metų Austrija We Will Rave, Belgija Before the Party is Over, Malta Loop, Lietuva teiraujas, ar dar gyvas yra. Estai ten kažką. Estai jau po fakto. Gali dar kartą parodyti Estai kaip. Bet šiaip estų daina, estų kalba yra dėkinga man tokia Eurovizijai, nes kažkaip tokia mažiausiai gaunas artikuliuota ir to išsiskiria.
Ir mano juodasis arkliukas į 10 yra estai, aš neįrašiau jų į... Matėt estišką realybės šou per Gauturis rodė, kur tiesiog ateina panos su bičiais kažkur pirty susitikti ir tiesiog pirtis, spa centras, viešbutis ir visą parą geria. Čia tobulas mečas vadinasi? Estiškas tobulas mačas rodo ten tiesiog jau tokius vaizdus maždaug 2 valandą. Myža pirtyje nakmenų, žinai, va tokio stiliaus realybės šou Estijai. Tai manęs tiesą sakant visai nestebina jų šių metų Eurovizijos gabalas. Aš manau, kad ten kažką šalis išgyvena kažkokį virsmą naują. Jo, man tai kažkaip ir suskamba tos dainos. Nu tikrai jūs įsimena, aš ten 2009 olimpijskiai manėžė, taip jau profesionaliai, ten su jau normaliais smuikais moterys dainavo iš Estijos. Nu ta estų kalba tokia... Tai ir labai kažkaip ta kalba taip gromuluojama įstringa tavyje. Tai aš manau, kad šiemet vėl taip gali atsitikti. Nu ką, mes bent jau, žinai, kažkokį gerbtiną pasirodymą išsiunčia man. Aš taip kaip pirmą kartą paklausiau estų gabalo. Man tiesiog nesiriša toks gabalas su estais, o latvis atrodo, kad tiesiog pro šalį važiuos tuo metu, žinai, pro Euroviziją. Tiesiog jam pakeliu. Latvijai prarado viltį, hebra, nuo 2009 metų per 15 metų 2 kartai patekti į finalą. Tai yra juokinga. 7 metus iš eilės Latvijai nepatenka į didįjį finalą. Jie nebekreipia dėmesį į tą Euroviziją. Ar nėra, kad 7 metus iš eilės Latvijai niekur nepatenka? O yra kas Latvija apskritai? Pasaulio čempionato krepšinyje truputį atsigavo. Krepšinis, taip, krepšinis tapo. Jeigu reikėtų spėti, kiek yra Latvija apskritai dainuot galinčių žmonių? Skaičius. Nu, 4. Keli iš jų Rusijoje. Iki šiandien. Man buvo taip... Maksimą Galkiną įskaičiuojam, kuris Latvijai dabar truputį glaudžias, turbūt, ne? Man buvo tokių keistai patinkančių, labai blogų meniškai pasirodymų iš Latvijos. Ten šita moteris 2010 Aiša berods. What for are we living? Tokia grinai pakasinos vyksta, būnant prieš savižudybę, būnant 29 metų tokia vat dainikė. Tokių turėjo man keistą simpatiją jaučiau tai moteriai ir jos dainai. Bet vienas buvo geras Latvijos pasirodymas 2015, ne? Tas bičas su koža. Nu tai čia, jo, bet Latvijų, žinai, Latvijų štai turi kokią šlovingą istoriją su Brainstorm, 3 vieta. Ir Latvija. Ar 3? 3. Ar 3? 3. Ar 3? 3. Ar 3 dabar? 3. Ir Latvija turi... Tai yra 7 bet stačiakampis. Ir Latvija turi 1 vietą su garsiaja dama. 7 bet stačiakampis, teisingai, kuri iškovojo Latvijai čempionų titulą Eurovizijoje. Man Latvijų pats geriausias visų laikų gabalas, dar atsimenu, turėjom kompaktą šitų atlikėjų, tai yra Walters and Kaša, vienas amžinatelis, jam jau, man atrodo, dabar vienas iš jų. Rimtai, The War is Not Over atlikėjai, vienas miręs? Jeigu neklystu, vienas yra miręs, žinau. Bet jeigu klystu, tai tada labai gėda. Ne, tai pala. Brainstormai Eurovizijoje, ne 3 vietą, sakiau. Taip. O tas buvo kelintą Walters Kažą maišiau, tai 5 Walters Kažą. O Walters Kažą kelintą vietą užėmė. Man atrodo, žinau, 4. Gana aukštai liko. Ne, 4. 6 arba 7, sakyčiau, Walters Kažą. Everyone knows it. There's just a reason to make us believe. Someone's a loser, someone's a winner. Lemma tokia vatnikų daina, kur tipo Ukrainai reiktų baltą vėliavą iškelti. Зажигаем мы все на стране. Labai mylu Lietuvą. Pašly visena. Davai dainuojam pičkę brolių Macių kokią Eurovizinę dainą. Aš labai mylu Lietuvą, nors gimęs augęs Latvijoje. Sabonys, Paulius Inkūnas, visi mūsų draugai. Ne, žinai ką, Maciai tikrai nepersistengtų, jie su tikrai jau esančia daina ir tiesiog su latvišku akcentu dainuotų Ant kalną mūrai. Žmonės iš Jūrmalos gimė, augę, nieko bendra su Latvija, su Lietuva neturi. Right. Bet aš, Karolai. Atšardo, atsirca, Karolai, labai mylu Lietuvą. Yra ant plaučių užėjęs netgi Lietuvos debesis. Aš paprašiausiai. 5 liko Walter Kažą su 153 taškais. Pakalbėkime apie Euroviziją geriau. Išsijuokę ir įsiklikę. Vis tik tai top 10 tavo šalių nuo 10 iki 1 vietų. Turi pasiruošęs padėlioti. Čia viskas jau taip, bet jau rezimuojam reikalus, ar ne? Aš traukiu savo Google Docsą. Vis tiek dar padiskutuosim apie truputuką, kurį esu pasiruošęs. Gerai. Pradėkime nuo 10 vietos. Dar prieš tai tik noriu paklausti, ar čia tavo asmeninis, ar kaip tu galvoji, kad jis įrikiuos? Čia kaip aš galvoju, kad jis įrikiuos. Ok, labai įdomu. Ja. Tikrai daug kur suklysiu, todėl kad apskritai tas
10 yra tokia jau, nu žinai, 5, tai tu taip gali prognozuoti šiek tiek drąsiau. 10, jeigu mes pasižiūrim, kad ir į betingus, ne? Tai 9 vieta ten turi kokius 2% laimėta nuo betingų, 19 1%. Tai įsivaizduokim, koks tai atotrukis. Tai San Marinui nedaug šviečia šiemet. San Marinui tai niekas nešviečia ir seniai kada švietė. Nėra saulės San Marinui. Bet ne, tai saulė ten yra, to ir užteks. To ir užteks. Muzikos San Marinė panašu, kad nėra ir artimiausių metų nenusimato. Bet jeigu ten pasižiūrime bendrą reikiuotę 25 kokia, ne, yra šalis. Tai jeigu jinai yra palankiam savo pusfinalį, patenka, kad ir 10 vietą iš to pusfinalio, jinai jau gali 20 įsprūst, ten gali ir 15, taip kad čia su to 10 taip jau yra. Bet aš tokių vat, kai kur tikėtų, kai kur netikėtų nuojautų, žinai, ir gal pradėkim nuo tų šalių, kurios aš manau, kad nepateks į 10, bet aš jas matau ant 10 ribos. Tai visų pirma yra daina, kuri paklydo kažkur tarp 2 Lietuvos festivalių. Velnio akmuo ir supynės, tai yra Airija. Manau, tai genialu, bet manau, kai kurie žiūrovai pajus antipatiją stiprią. Okay. Gal net abiem segmentam. Taip pat Estija, kuri kažkaip taip, kaip tarptų visų dainų įsipainiojant, kažką turi, kažką tokio išskirtinio. Ta narkomaniška daina vis dėlto taip aukštai kelė, ne? Aš ne tai, kad aukštai, aš manau, kad vadinai gali būti tas netikėtumas. Tada dar manau, kad ties ta riba gali atsidurti Ispanija, Irmos Jurgelevičiūtės pasirodymas. Piškė tau pasakys, ką mano. Bet tai, kad jinai nepradainuoja moteris. Tai aišku, kad nepradainuoja. Kad ten pas ją su, kaip sakė kažkada, taip kelias iš žvaigždės tą dalyvę, kad balselis pas panelę nelabai veikia. Bet matai, visos kitos dainos tave taško, tau kelia, tave nori kažko įtraukti, patraukti, o ten visiškas poilsis yra Ispanija. Kiek metų tai damai, tarp kitko, moterų amžiaus klausti negalima, bet tarp 30 pasikalbam. ir 60 kažkas. Tarp 3 ir šiam. Jo. Tai aš manau, kad ta daina gali netyčia pasibelsti tą top 10, nors, sakau, prognozuoju, kad ten nebus. Tada dar Eurovizija turi tokią tendenciją, kad gražiausiai moteriai, kuri turi tokių reikiamų pop elementų savo pasirodymą, Kipras potencialiai gali turėti gerą choreografiją, gali pasisekti, tai Gruzija yra mano tas top moters pikas. Sakartvelas, atsiprašau, kadangi angliškai žiūrėjau dainas, tai Georgia buvo taip. Sakartvelas. Atsiprašau visų šalies gyventojų. Ir tai tikrai nebaisiausia, ką šitoje laidoje šiandien jau spėjom pasakyti. Jeigu greičiau užsikurtų daina, bet neužsikūrė pakankamai greitai, dėl priedainio Belgija galėtų būti top 10, bet čia klausimas, ar Europa sugebės sulaukti. Ir Malta turi visus elementus iš Dua Lipos ir Ritos Oros dainų. Dėl to ties 12 vieta kažkur gali pasiblaškyti. Šiaip tai Malta yra prasta Chanel kopija, ispanų pasirodymo. Šūdas yra visiškas Malta. Taip, bet turi visus samplus. Bet kad sudėtus. Labai prastai viskas ten atrodo. Atrodo, kaip iš AliExpress Chanel atvažiavusi. Taip, bet Malta turėjo tokį jau visišką šūdą 2012 metais Baku. Kai pasirodė Donatas Montvydas, ten visai neblogai ir Malta normaliai vietikė. Ir dar Malta turėjo visišką šūdą ekonomiką visą gyvenimą. Taip. Ir šiaip nėra ko keliauti, sakė į Maltą. Taip, atsiprašau, aš savo šeimą išlyžiu Maltą rytoj ryte. Izraelis šiaip turėtų būti 10, yra visiškai to vertas. Bet su tuo klyksmu, sakai, jo, ir komisijos vertinimai, manau, bus geri, bet tiesiog, kadangi informacinį karą Izraelis Europoje yra pralaimėjęs, tai, manau, nesusilauks jokių publikos simpatijų, absoliučiai. Dabar tu mane įvesk į kontekstą, aš, kadangi truputį politiškas kartais tampu, o tai kas nutiko su Izraeliu ir informaciniu karu, ką jie pralašė? Tik tokio algoritmas geriau veikia pro-palestinietiškas. Aha, ok. Ir protestai Europos sostinėse, kad ten už Izraelį kas nors tai paprotestuotų ar ten kažkaip jį palaikytų, kai užpuolė nepaisant žydų bendruomenių stiprių. Nelabai mes ir tu sakai, kad tai turės reikšmės rezultato Eurovizijoje. Konkrečiai. Okay. Tarsi tiesiog už jį nebalsuos. O dabar ką? Dabar perinam prie 10. Taip, tai čia dar ne 10. Ne, čia yra tos honorable mention šalis. 10. Ignai, prašau. 10. Ponios ir ponai. Į 10 vietą aš patalpinau Jungtinę karalystę.
todėl kad tai yra vienintelė daina, aš taip klausiau, ruoždamasis jūsų podcast'ui, kurį man ryte perkant kavą vienoje iš tinklinių kavinių, man vis dar skambėjo ausise. Kokia tai kavinė? Pirmas klausimas. Paupytė. Ir padainuok, nes mes negalim leisti. Make me dizzy for your kisses, ta 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 ta. Ir tikrai gerai, labai gerai padaryta pop daina, labai fainai. Okay. Tvarkinga tokia, neypatinga, man atrodo, kad bet kultūringa. Apie šitą, man atrodo, ir Eglė Jurgaitytė kažką panašaus sakė, lyg ir minėjo, kad jai patiko. Lyg ir. Nu va, labai didžiuojuosi turėdamas panašų skonį su Eglė, nes jai iš visų mūsų suaugusių ir vaikų Eurovizijų sekasi gyvenime geriausiai. Aš tai šiaip gerbiu Eglę labai. Taip. 9 vietoje. Sylvester Belt, Luktelka. Žiūrovų dėka. Manau, tikrai gerai pasprogdinti žiūrovų balsavimą Silvestras. Ir bus Donato Montvydo maždaug likimas 2015 metais, kai jisai ten buvo pagal komisiją koks 20 kažkelintas ir tada tik taip pėstis. Su gabalu I've been waiting for this night, kur saltą praleido kamerą. Saša Song atsimena, dėl liepsna buvo išėbęs. Taip, o Julija Ryčik turėjo užuolaidas, už kurių mušė būgnų žmonės. O Dima Bilan tiesiog gaidys yra. Bet turėjo pianiną. Į 8 vietą aš matau tokį blogos Eurovizijos gimstantį susižavėjimą tuo, kad grįžo į Euroviziją toks tikras Eurodance pasirodymas, tokie seni geri kaskados laikai. Tai Austrija, We Will Rave, 8 vieta. Okay. 7 vieta, Norvegija jau kokį 10 kartą iš eilės atsiunčia tamsiai mėlyną pasirodymą su daug dūmo ant scenos ir kryžmai degančiam šviesom. Ta patį jie siunčia. Ta patį, manau, pasirodymą. Tomas Kamaročių buvo atsiuntę. Tai Norvegija sulauks tikrai komisijos simpatijų dėl tos, šiek tiek bent jau tų simpatijų, tiek, kad dešimtuko ribose būtų, tada dar skandinavai vieni už kitus pabalsuos. Tikrai ten nieko blogo su to pasirodymu nėra, par to, kad jisai vėl tas pats. Ko tikrai nesulauks lietuviai, tai kronų, jeigu dirbo Norvegijoje ir juos įdarbino kokią nors lietuvį, aš tai iš patirties galiu pasakyti. Jo, čia jau mano buvo tokia tragedija mažytė. Jo. Ačiū. Ta prasme, kronom sąskaitos nesėts. Mes dabar į Japoniją važiuojame tą olimpinę atranką, tai prašo jenom atsiskaityti, aš ieškau būdų, gal kas, jeigu kas iš žiūrinčių podcastą žino, kaip čia dabar greičiau tom jenom galima pervesti, tai būtų patogu. Tai va, bet Norvegai, žodžiu, neturi kažkokių minusų su ta daina. Ja. Stipru, gerai dainuoja, komisija tikrai nepamirš. Tu sakėjai apie Norvegus, ne? Kad arba tragedija, arba labai gerai. Ir man labiau gal tragedija, bet aš tikiu, kad Eurovizijoje gali patikti žmonėms. Man dažnai nepatikdavo tai, kas patinka paskui žiūrovams. Aš, pavyzdžiui, visą laiką mėgdavau kokį nors tenai, nežinau, keistą pasirodymą, kokį nors panų girls bando, kuris ten lieka paskutinis, o man jisai, pavyzdžiui, buvo žavingas, žinai. Arba kokį nors iš krypelių, žinai, kur lipa į sceną ir atrodo, kad tikrai siaubas, bet nu, čia jau tau. Ir lieka siaubas. Tai va. Prašau, ką. Aha, ir tada 6 vietoje aš matyčiau Italiją, nes Italija visą laiką šiek tiek yra skoninga muzikoje. Nieko ten ypatingo šiais metais iš tos dainos. Jeigu jau būna šiek tiek kažkas geresnio, ypatingesnio, balsas koks nors geresnis, dar kažkas, tai Italija tada top 3 finišų grasina. Tai šiais metais šiek tiek prasčiau negu būna. Bet mergina įspūdinga. Puikiai. Kaip tik mergina žavi paprastumu. Tokia paprasta, kaip nežavi. Aš sakau, įspūdingas. Ja. Mes tokie, kur mes negrožiai vertinam, Karol. Mes matom kur kas daugiau. Viskas gerai. Atrodo, kad jinai labai geras žmogus yra. Ja. Mhm. Jeigu taip pagyventi šiek tiek, ar ne net kurį laiką. Šeimą palikti galų gali dėl jos. Taip. Gerai, Rolandai. Prancūzija 5 vieta, nes biški šiek tiek geriau padrožia balso stygas už Italiją. Visą laiką prancūziškom baladėm, kokį ten top 7 finišą komisijos duos. Tai manau, kad to užteks. Nu čia, žinai, čia vėl 5 ar 8 vieta iš esmės nelabai yra skirtumo. Manau, ir kartais ant tie balų atotrukiai būna labai jau menki. Bet aš tą Prancūziją matyčiau galbūt vos virš Italijos, Norvegijos. Nes man patinka ir pačiam, žinai, per tas stygas tokie. Ir kai kiti tą daro. Ką ten šnarpštėjai, kai sakiau?
Apie ką? Nu, kad Prancūzija 5 čia. Ne, aš žemai per aukštai. Ne, aukštokai, sakyčiau. Aukštokai, ne? Jo. Nu, bet matai, 15 jinai nebus. Nu, tikrai bus tarp 10 ir 14 vietos. Ignas maždaug daro kaip Rusija įsivaizduoja, va dabar darytų, žinai, apžvalgą Euroviziją. Ką tu ten šnarpštėjai, kai sakiau? Ką šnarpštėjai, klausiu? Ką? Извините, но я только просто... Magija, žinai. Ketvirta vieta. Man labai fainai, iš tikrųjų, Nyderlandai. Su savo... Europapa? Tai bus rimta. Aš manau, bus labai gera scenografija, bus labai gerai... Ne Rolandas Matulis ten dainuoja? Ne, Inkulto, man atrodo, atlieka dainą. Get up and dance, turi. Tikrai, nu, šiaip ir panašiai ten dainos mintis, kaip buvo Inkulto, bet šiek tiek tai profesionaliau padarytas, tokiu tongue in their cheeks, geriau negu Jurgis Didžiulis daro. Taip. Nu, tai čia bet kas, man. Jo, ir nežinau, iš tikrųjų, jinai tikrai nebūtinai net top 10 bus, bet aš galvoju, gal reikia tai Europai biškinai nuimti stresą, atsipalaiduoti. Taip. Trečia Ukraina, man turi daina magijos labai daug, nusineša kažkur tave, dar tas toksai repo intarpas prie baladės. Jo, geras. Šiek tiek nugyvenęs, atgyvenęs gal motyvas, graikai, Balkanai tą tokį mėgdavo, bet... Man Ukrainos gabale labiausiai patinka, kad viena iš atlikėjų yra apsirengus taip tarsi, pažiausiai namie valosi dulkės, surbliuojasi, kokį sumuštinuką gal susitepsto. Bet tikrai geriau negu pernai bičas auksinių kostiumų apsirengė ir Versace akiniais tuo metu, kai šalis kariauja. Kur kakų jis padarė, žinai, tokia, žinai, labai naminė atmosfera labai, ne? Karmėlavai gyvena kažkur tai Vilniaus gatvėje. Bet ukrainiečiai taip ir dainuoja, tiesiog namuose. Jo, labai buitinis toks mielas pasirodymas. Antra vieta. Ir tarp pirmos ir antros vietos man labai sudėtinga apsispręsti, kad Šveicarija laimės žiūri balsavimą, aš beveik abejonių neturiu. Ten idealiai atliekama, idealiai dainuoja. O tu žiūrėjai, kaip jie... Ir ironiška, ir su dramaturgija. O tu žiūrėjai... Ir tekstas geras, ir oktavų ten pravažiuoja bičas. Gerai, Samai, o tu žiūrėjai tik video, ar žiūrėjai tą pasirodymą, kuriem nacionalinėje atrankoje? Nes su video tai ten įspūdinga žiūrėti jų pasirodymą yra. Nu, ta prasme, muzikinį klipą. Muzikinį klipą, jo, aš muzikinį klipą žiūrėjau. Mat klausimas, žinai, kaip jie ant scenos atrodys. Bet aš žiūrėjau ir tiesiog klausydama, aš tiesiog ir klausiau dainos, iš vis be... žvilgsnių, kas ten vyksta. Tai, tikrai ideali, nuostabi daina. O dabar klausimas, kaip į tai reaguos žiūrovai. Ta kita konkurentė, be jokios abejonės, yra Kroatija, kur irgi 5 dainos viename. Ir man dabar įdomu, kiek mes pamatysim likusio Balkanų balsavimo vieni už kitus. Kroatai tokie, jie nelinkia būti patys populiariausi tam balsavime Eurovizijoje. Šitas folk elementas, aš manau, kad gal vakarų Europos ypatingai nesužavės. Mes neturim ten visokių Makedonijų, šiemet, man atrodo, dalyvaujančių ir turim ten. Ne, neturim. Aš neįsivaizduoju, iš vis ten, ar tos šalis dalyvavusios yra. Ar egzistuoja tos šalis? Tai neturime Makedonijos ten ir visą kitą, man atrodo, mes poros trejetos Bosnijos liktai neturim. Neturim poros trejetos Balkanų šalių. Dėl to manau, kad nors šiaip būčiau taip intuityviai linkęs sakyti, kad Kroatija didesnį televautingę gali turėti palaikymą, bet giliau paanalizavęs, aš manau, kad galbūt išmuš toks labiau iš šitų dviejų variantų, kur tikrai labai puikiai taškančios dainos, gal išmuš labiau vakarų Europos laikas ir Šveicarija yra Eurovizijos dainų konkurso 2024-aisiais nugalėtoja. Kroatija galbūt nežymiai laimės telebalsavimą, bet ne taip triuškinančiai, kaip laimėjo pernai Suomiai, ko jam beje nepakako. Jie geriausiai, man atrodo, televautingo ever surinko rezultatą. Ir ten, ta prasme, tiesiog ten neįvyks gal tas toksai visiškai. Tai jeigu reikėtų pasirinkti. Šveicarija yra nugalėtoja. O Kroatija šiek tiek su to televautingu nepatems. Gal nežymiai laimės, bet neveiks žiūri atstumo. Ir gal pabaigai dar apie Tomą Purlį. Porą minčių ir tada jau finišuojam pilnai šitą laidoje. Krepšinio strategas. Kažką aš galvoju dar norėjau blemą pasakyti. Ne, gal einam vis dėlto prie mūsų tradicinio palinkėjimo Lietuvai ir žiūrovams. Taip, mūsų laidoje yra tokia rubrika, kur kiekvienas iš dalyvių į mano kamerą visi dalyviai pasako palinkėjimą Lietuvai. Aš žinau, kas kitais metais, jeigu žinau receptą
jeigu norit laimėti Euroviziją. Nu, prašau. Aš manau, kad tiek Europa. Nuo viso to streso, karų, protesto, vieno konflikto, antro konflikto, po visų rinkimų. Pilvelytė? Daina, kurią kažkas, vaikiška daina, kurią kažkas parašys ir pamodifikuos taip, kad atlikėjas geras turėtų galimybę išimti žiauriai aukštą natą toj dainoj ir įdės kažkurios iš šalių dar vieną posmą gimtosios kalbos su folk elementais, ta daina laimės. Tai ideali daina tokiu atveju būtų, aš šiandien ieškojau netgi, kas galėtų būti atspirties taškas, tai visiems Lietuvos ir užsienio kompozitoriam labiausiai rekomenduočiau 69 danguje perdainuotą dainą Mamos suknelė. Stebuklinga daili suknelė, neriniuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama. Ir žino tą vietą, kur užsikūrė, kur jau. Tai va ta vieta. Žinai, kokia kita daina? Kitais metais jau visiškai išneštų Europą ir padėtų žmonėm iš viso šito streso ir šūdo pabėgti ten, kur jie labiausiai trokšta. Į saugę vaikystę. Žinai, kokią kitą dainą būčiau siuntęs? Kasdien mes augam didesni. Taip, šitą labai gerai. Ir dar žinai, kokią dar vieną turiu pretendentę, bet kur vaikų chorai atlieka mokyklose. Geltonas spalva, tai saulė, žalia, tai laukas. Kažkai koks košnau galėtų varyti, ne? Tikrai tokio tipo daina yra next trend visoje Europoje. Nevėluokit. Ir nebejokit. Ir nebijokit. Šizofrenija šiandieną mūsų laidoje visa gražiausia savo forma. Paulius Vaitiekūnas, Karolis Tiškevičius, jeigu galvojat, kad mes idiotai, tai... Ačiū. Ir mes su Karoliu, žiūrėdami į skirtingas kameras, sakome. Ačiū. Atei, gerai. Oi. Nu, varyk, daryk. Viso gero visiems.